Padarykim būrimą tokį, kur paklauskim, ką daryt atsiradus šitai jūsų gyvenimo situacijai. Gal girdėsis, nes pradedu tik būrimą ir pradeda aplinkui čia Vilnius pjauti žolę kažkas ir taip garsiai. Taip, šita korta. Mėnulis, mėlyji, tai jau automatiškai kažkas tai tokio paslėptų. Kažkokių nežinot, kažkokių paslapčių. Kažkas jums už nugaros kažką tai daro prieš jūs atsargiai. Yra kažkas paslėpta, yra giliai, yra kažkas tai tokio, ką jūs sužinosit. Kada nors gal sužinosit. Dabar kita korta. Aštuonetas pentaklių. Tai yra toks, čia kaip, jeigu matot, čia net tiesiog kaip mėnulio pilnatis ir dėl čia. Besikeičianti situacija gyvenime. Kažkas jūsų situacijoje keisis. Kažkas jūsų problemas padės jums išspręsti. Kažkokia bus pagalba. Ketvirtas. Žąslų tai yra namai, tai yra ta namų jaukumas, namų šventė, namų palaima. Tas, kas jums gali labai duoti tokių jėgų, energijos ir dabar ką dar, kad reikės eiti pirmin. Čia žąslų karalius gali kažkam tai ateiti į gyvenimą žmogus toksai, kuris jums padės. Žąslai tai energija, jėga, seksualumas, gali gyvenimo partneris ateiti, gali ateiti pagalba, gali kažkas tai tokio pasiūlyti, kažką labai gero ir jums labai reikalingo. Taip, toliau dedam sekantį kortą, kokia bus. Magas. Taip, kas turit problemų gyvenime, kas turit kažką tai tokio, kur širdagaužį, kažkokį rūpestį, kažką neapsisprendžiat, tai bus sprendimai priimti. Rasit sprendimus, priimsit sprendimus, viskas susitvarkys jūsų gyvenime. Toliau. Taip, tiesiog nurimkit. Tiesiog pabūkit, išeikit, pasivaikščiokit vienišas, pabūkit vienas, pats su savim. Čia toks korta tai atsiskyrėlio, jinai reiškia, kad jums reikia to tokio pačiam savo, tokio dvasinio nusiraminimo, tiesiog išsinulinimo, tokio dvasinės ramybės. Čia žmogus toks medituojantis. Gal pabūkit, pasikalbėkit su gamta, apsikabinkit medį, pažiūrėkit į žvaigždės naktį, į debesėlius dieną ir nurimkit. Taip, jūs rasit sprendimą, rasit čia kaip šviesaforas. Bus įjungta ir jums žalia šviesa į jūsų ateitį, į jūsų gyvenimą. Tiesiog ateit turi viskam laikas. Ten ir tada bus tie dalykai, kurie jums skirti, ateis ir greitai ateis. Čia jau yra atbėgantys įvykiai, atbėgantys greitai įvykiai. Mėlieji, to aš jums ir linkiu. Ir šitos kortos jums turėtų atnešti tą visą sėkmę kitai savaitei, greitų laikų ir lai jums šitie žydintys jazminai, kad ir nejaučia tų kvapų, bet duoda tą visą laimę, kortos geros kritų. Linkiu jums, kad jos ir pildytųsi.